Google Maps'as, ta prasme, nusišneka ir malo visišką, absoliutų šūdą. Jūs net neįsivaizduojat, koks aš piktas esu ant šitų kelių. Eik tus. Dar pralėkė dulkės. Sveiki, mano vardas Edas ir šiandieną mes susitinkame su Rink Lietuva 4 epizode. Tai serijos, kur aš 60 savivaldybių Lietuvos bandau aplankyti šią vasarą ir surinkti iš kiekvienos po magnetuką iš surinklietuva.lt. Nėra čia jokia reklama, tiesiog man patiko idėja. Gerai, tai šiandien mes įvažiavom čia labai ilgų žvyrkelių, aš jau esu netoli Švenčionių rajono, tai šiandien važiuosim Švenčionių magnetuko ir aš esu Santakos kaimelį kažkokiam. Tai kaip matau, čia tai asfaltas, ten tai buvo labai ilgas žvyrkelis ir labai fainas tas kaimelis, nežinau, net pavadinimas keistas Santaka. O ką mes čia toj Santakoj, toj pamatysit. O čia netgi Santakos pirmoji gatvė važiuojam. Aš visiškai nežinau, kur aš važiavau, to prasme. Ne šito tikėjaus kažkaip. Nu jo, kaip matau, mano navigacija rodo, kad man ten reikia. Čia biški uždaryta, tai. Ir šį buvo ženklas, kad negalim čia transporto priemonių palikti, aš gal apsisuku kur ateisiu čia paškom. Vienu žodžiu, palikau motocą, kur galim, nes šiaip visur ženklai sudėti, kad negalim palikti. Turbūt ne vienas aš važiuoju. Atėjau iki kabančio tilto tokio. Ir yra ženkliukas. Vadinasi, čia taku kažkas atvažiuoja su mašinom. Nu šaunuoliai, ne su mašinom, su motais. Ką čia, skaitos kaip kelias, nu pasižiūrim. Bet čia ne šita vieta, kur aš norėjau ateiti. Yra dar vienas tiltas, prie kurio aš noriu nueiti. Ta tiltą perėjus, mes turėtume perėti Švenčionių savivaldybę jau. Nu patį rajoną. Dar kol kas Vilniaus rajone buvom. O, pelis. Tas visas tiltas, jisai man juda. Jis taip, va taip va. Tikrai, kad kabantis. Patinka tokios vietos. Nu ir daug kito tilto, kurio norėjau. Kokios konstrukcijos. Pažiūrėkit, senasis Santakos geležinkelio tiltas. Aišku, kad negalim pašaliniams praeiti. Tai kokios ten konstrukcijos. Čia yra naujas, vis dar naudojamas, tai čia tai važiuoja traukiniai. O šito ne, norėjau iki čia ateiti. Ar mums galioja šitas ženklas? Galioja, chebra. Nedarom nesąmonių. Čia kito tilto, nu taip, čia negalim palikti daug tų motorinių transporto priemonių. Tai man koks pusė kilo eiti ir aš einu. Sustoja žmonės, sako, tai gal tai pavežti. Va tokie fainiai čia Santakos žmonės. Nu gerai, tai aplankėm senąjį Santakos geležinkelio tiltą. Kažkada per jį važiavo traukiniai. Gaila per jį pasivaikščioti negalim, nu bet ką jau padarysi. Tokios taisyklės nesaugu, kur yra sena ir kur yra geležinkelis. Šiaip norėjos, kad traukinukas pravažiuotų, taip su dronu būčiau pagavęs, kaip smagia būtų buvę. O žinokit, čia atvažiuojant buvo belė kaip, o aš vis dėlto buvau zonai, kur negalim parkuoti. Tai vis dėlto buvau palikęs motociklą vis tiek, kur negalim parkuoti. Bet tai meldžiamas, kad neteis tokia bauda ten elektroniniu paštu. Šiaip, kad iki Santakos atvažiuot buvo labai daug žvyrkelio, labai nefaina važiuoti su tokiu motociklu žvyrkeliu.
Ir dabar iki Švenčionių man yra kem 7 minutės, 5-6 kilometrai. Ir man rodo, kad tipo važiuok per čia. Ir žinau, kad čia bus geresnis kelias, bet matau, kad čia tie patys miškučiai, tie patys žvyrkeliai. Tai, reikia biškį pasisaugo dabar ramiai. Kokios gatvelės čia, kaip gatvelės, keliukai. Šalia neris. Reikia atsargiai tik neapvirs, nes jau jaučiu, kaip slysta tas priekinis ratas. Eik tu savo, aš dar blogesnių kelių pataikiau. Eik tu savo, nes čia tai akmenukais grįsta, kaip paberta. Reikėjo per ten atgal važiuoti. Šiaip kas smagu, ėjau aš ten visas, ten tipo pusę kilometro yra ženklai sudėti, kad negalim palikti mašinų, motorinių transporto priemonių. Tai eina ir motociklas į tai. Tai aš palikau bišį pusę kilometro iki to tilto ir aš ėjau atgal ir taip tipo visas, nusiėmė striukė, tipo jau einu taip biškį ir sustojo moteris su dukra, tikriausiai, kad dukra. Nes jauna panelė, sako, jūs gal paveš, sako, reikia kažkur. Sako, ne, viskas gerai, čia jau. Tai vat kokie faini santuokos žmonės, nes tiesiog pamatė nevietinį, kažkur einantį, pasisiūlė pagalbos. Tai labai smagu, jeigu žiūri šitą video, labai ačiū. Labai smagu, kad taip įvyksta. O čia dabar žiūriu, kad asfaltas, tai vis dėlto gal ir geresnis kelias, nes čia trumpiau žvyrkelio buvo. Ten toj santuokai internetas buvo labai lievas, tai reikia pasigūglinti man kelis dalykus, tai dabar pasižiūrėsiu. Kol aš šiuo metu ieškau, kur nusipirkti Švenčionių magnetuką, jūs tuo metu galite parašyti tokį gražų komentarą, palikti laiką ir paspausti prenumeruot mygtuką, nes tai video labai padeda augti. Ir aš matau ir mane motyvuoja tai, tad labai jums ačiū. Praeitas video tiesiog sprogo, tai visiems, kurie matėte ir žiūrėjot, labai jums ačiū ir smagu, kad pasilikot šitam kanale. Tai vienu žodžiu, išsigūglino tokį dalyką dabar, kad mes nepaimsim magnetuko Švenčionių šiai epizodą, man rodos. Nes tiesiog tipo užsižymėsim vietą ir internetu užsisakysim. Nes dabar yra šeštadienis, 4:30 vakaro ir turizmo centras ir ten kažkoks dar Nalšios muziejus tuos magnetukus turi. Ir abu užsidaro 5 valandą ir aš niekaip nespėjau iki Švenčionių iki 5, tai... ne, muziejus jau užsidaręs, o turizmo centras užsidaro 5 valandą. Tai aš sakyčiau tiek to, daug nesiparinam ir pravažiuosim Pabradėje, apsižvalgėsim, bet tik pravažiuosim. Pabradė! Pasiekėm vieną miestelį. Šiaip nesu buvęs Pabradėje. Bet dabar pabūsiu. Poligonas čia kažkur turėtų būti, bet net neįsivaizduoju kur, bet tai tikrai negalim filmuoti, tai... Jo, nebus mūsų tikslas Pabradės poligonas. Tai čia Pabradė nemažas miestelis, atrodo. Yra čia kažko. Yra, pavyzdžiui, Fotikas, yra Iki, yra Maxima. Visko yra. Žmonių yra. Pabradės magnetuko tai turbūt nėra. Molėtai yra šiaip į tą kairę, bet man rodos mes zavažiuosim iki Molėtų irgi šį epizodą. Žeimena, tokia upė. Jau pasikeitė upė? Okei. Oi. Savitarnos plovyklos su viena vieta plauti. Ten po stogu viena vieta buvo. Lauke buvo ir 2. Tai yra, tai va bendrai 2. Nebabėr Pabradės. Tokia ir Pabradė. Pabradės Pilkapynas. Kas yra Pilkapynas? Vėl mes turim pasienio ruožą. Mums dar šitose serijose neužtenka pasienio ruožų. Kas nematė praeito video, pažiūrėkit praeitą video būtinai apie su pasienio ruožų ten, tai iš viso. Mera. Kur šitas meras? Ne, čia mero moteriška lytisgi, mera. Gerai. Žinau, kad mediniai vairiukai. Atsiprašau visų šitus medinius vairiukus. Ar man vaidenas, aš ten toli matau pasienį. Sieną realiai, respektą reikia duoti. Tai vėl aš prie sienos bastaus. Jo, ten tvoro vėlinė yra. Toli. Per šitą kamerą tai jūs net nepamatysit. Santaka, buvau Santakos kaimelyje.
O čia dar ir upės santaka. Perskaičiau labai įdomų dalyką važiuojant. Perskaičiau 26 ar kažkiek sodybų gatvinis kaimas. Tai mane tas pavadinimas labai sudomino. Sodybų ir kad 20 sodybų ir kad tai yra gatvinis kaimas. Tai aš dabar norėčiau ten įsukti kažkaip. Tik nežinau, čia šita vieta, man rodos, buvo. Čia man rodos reikia važiuoti. Jau, Modžiūnai. Tai čia... Ai, čia kaimelis, tipo, ar... Ai, čia normalus kaimas, kuriame yra tiesiog sodybos. Šiaip apie tos gatvinius kaimus esu girdėjęs, bet net neįsivaizduoju, kaip jie atrodo, ką jie reiškia. Kas yra gatvinis kaimas? Čia yra gatvinis kaimas? Ai, tai čia tiesiog viena gatvė, tipo ir taip sodybos? Nes aš kaip supratau, aš jau į jį važiavau. Tai čia tiesiog tik tiek. Bet kelias tai eiktų sau. Tai dabar jau supratau, kas čia yra. Jo, tipo gatvė, sodyba šalia stovi. Ant konteinerio arkliukai. Tai čia tiesiog, tipo, taip sodybos sudėtos. Nu kaip sudėtos, sustatytos. Tai va, kas yra gatvinis kaimas. Jo, čia prie gatvių. Tai čia tiek ir tėra. Vadinas. Bet rudo ženklą turėjo. Įdomiai. Šia tipo, man nereikės grįžti atgal, aš aplinkai apvažiuosiu laukan. Aišku, per smėlį, per ką daugiau. Kokiuose pievose mes. Vau! Gaila, neturiu drono, kuris sektų objektą. Čia aš pravažiuočiau ir pasileisčiau droną. Kaip gražiai atrodytų! Eik tu sau, nu jūs dėm pažiūrėkit. Aš nežinau, kas man yra. Kodėl man taip gražu tokios pievos. Žiauriai gražu. Kas yra gatvinis kaimas? Pažiūrim. Gatvinis kaimas tai kaimo planavimo tipas, kur sodybos stovi eilėje palei vieną gatvę, o už jų tęsiasi ilgi siauri laukai. Tai būdinga po valakų reformos. Tai vienu žodžiu, mano draugelis pakomentavo tasai ChatGPT-jus, kad gatvinis kaimas yra tipo, kai vienoje gatvėje visos sodybos stovi, o už jų yra laukai. Tai va, kas yra gatvinis kaimas. Ir va, būtent dabar tos Modžiūnus mes tokius ir pravažiavom. Nes realiai, vienoje gatvėje sodybos prie tos gatvės ir va, žiūrėkit, kas čia, kiek ta prasme laukų. Aš galiu edukuoti. Aišku, dirbtiniu intelektu pirmą reikia pasintelektuoluoti save patį. Ir aš čia pasirodo, apsisukau į tą gatvinį kaimą prieš pat Švenčionis. Prašau, Švenčionis, atvažiavom. O kodėl žuvis čia uždėtos ant jų herbo? Jie nei prie jūros, nei ką, pričiom čia to žuvis. Kažkaip po tokio ženklo tikėčiausi jau miesto, bet turim toliau pievas kažkokias. Tai kad čia Cirkliškis, koks Švenčionis. Apgavo mane tas ženklas. Nu va, oficialiai jau paskim savo kelionės tikslą. Kažkaip labai miestelis šitas pamiręs, labai žmonių mažai, mašinų mažai. Gal prie ežerų visi. Labai gyvybės trūksta kažkaip Švenčionims. Toks labai... žiūrėkit. Traktoriuks burzgia mano traktoriukas. Burzgia traktoriukas. Šiaip nu toks kaip visi miestai. Dar kažkaip tokio labai kažko išskirtinio nepamačiau. Na, šviesoforų yra. Ai va, centras. Čia ir chebros yra. O žiūrėkit, parkas kažkoks. Vaikučiai žaidžia su burbulais. Nu, galim centre biškį ir pristoti. Kažką pažiūrėti. Jau atvažiavom. Tai, nu, žodžiu, kadangi esam centre Švenčionių, tai aš tiesiog pažymėsiu vietą. Švenčionis turim. Bet mes tai negalėsim niekur nueiti, nes nenuspirksim.
Jo, yra. Šiaip visai gražią bažnyčią turi Švenčionis, tokia šviesia raudonų stogų, labai įdomi atrodo. Čia mano dviratis, einu dar biškį pasivaikščioti, čia centriukas yra. Parkelis, bet parkeliai, nu tai, aš nežinau, man tai parkeliai Lietuvoje visi vienodi. Žiūrėkit, yra tas muziejus, aš einu pažiūrėti tikrą darbo laiką. Ir gal netyčia dar gausi magnetuką. Dėja, bet uždaryta ir uždaro 4, o Indikė rašė 5. Bet jau ir šiaip yra po 5, nu tai nereikės internetu pirkti magnetuką. Čia dar prie jau, gal bus kompas koks nors, bet čia nieko nėra. Supratau. Tai jau kai montuoju tą video, aš jau gavau naują magnetuką, mes turim Švenčionys. Ir ant šito magnetuko turim pavaizduota visas jų vaistažolės. Nu kaip tipo visas, nes Švenčionys tiesiog garsėjo vaistažolėm, renka ir yra fabrikas vaistažolių. Tai va, mes galim jį dėti, net nesizduoju kaip uždėti. Ui, kaip šitą puzlę surinkt dabar? Ai, čia iš šono renkas dabar. Va, iš šono Lietuva, taigi taip turėtų daryti. Va, turim Švenčionis. Oi, hebra, išvažinėjau aš iš Švenčionis, tiksliau jau išvažiavau ir aš nenufilmavau, nė dalelės. Tai, ten centriuke pastrainėjau, ten, nežinau, Švenčionyse pačiuose, nebuvo ten kažkas daug tokio ypatingo. Aplinkui Švenčionis mes, kaip ir pažiūrėjom kelis dalykus. tą kaimą ir tą tiltą. Dar yra apžvalgos bokštas kažkoks Senvara, bet aš geriau važiuoju dabar į kitą apžvalgos bokštą, kuris yra Molėtų rajone. Ir ten yra Midūnų apžvalgos bokštas prie ežerų, tai aš manau, kad ten bus žymiai gražesni vaizdai, nes esu ne kartą buvęs. Ir proga dar nuvažiuoti ir droną gal pasikelti. Ir jo, taip gausim dar vieną magnetuką, turėsim 2 per šito video padarę. Ir iki ten yra kem 5 minutės važiuoti ir labai smagus keliukai, tai važiuojam. O šiaip dar apie Švenčionis, tai aš manau įmanoma ten rasti kažką tokio įdomaus. Jeigu tas muziejus dirbtų, šiaip nežinau apie ką jis. Ir yra kažkoks mitologinių būtybių skulptūrų parkas dar kažkoks, bet nebevažiavau aš ten, noriu aš biškį galvoju iki Molėtų pasilėkti. Ui, kokia avarija. You can't park there. Jokinga, ne? Manau, kad jiem tai nelabai. Važiuokit, apie tokius aš keliukus kalbėjau. Ir jie tokie vėsus, tokia karšta diena su apranga važiuojant mocu. Toks miškelis iš 2 pusių. Normalus kelias lygus. Ir tu gali toks atsipalaidavęs važiuoti tiesiog. Nu nežinau, man tai čia žiauriai patinka. Aš kaifuoju, hebra, aš nežinau. Aš tikiuosi, kad jūs žiūrėdami jaučiat mano kaifą. Žiūrėk, va toksai, va taifa. Va taifa. Ir mes davažiavom kažkokį tai miestelį, kaimelį. Seni Šaminiai. Kas yra Seni Šaminiai? Kaimelis. Kas daugiau yra Seni Šaminiai? Kaimelis yra Seni Šaminiai. Pažiūrėkit, hebra, važiuojam! Žiauriai smagiai. Ką čia turim? Turim kažkokį važiavimą, net neperskaičiau kaimelio. Čia rodė staigus posūkis. Jėzus, koks šis staigus posūkis. O, jūs juokaujat, kokią aš priekį matau. O, kokie vingiai. Kokie vingiai. Kas per vingiai. Kas per vingiai, kaip man patinka, tokie vingiai. Žiūrėkit. Eik tu sau. Kaip smagu. Ne, kodėl mane veda žvyrkelį? Aš nenoriu žvyrkelio. Kaip suprasti? Google Mapsai. O, ne. Nu, jau tikrai nevažiuosiu šito žvyrkeliu. Apsisukam. Aš bandysiu per aplinkui pats. Labai ilgas kelias gausis, bet bandau.
Per švenčionėlius pravažiuot bandau. Kaip šūdų pasmirdo. Pasidaviau aš to keliu aplinkui, ta prasme, man dasidėjo koks 10 minučių, 15 važiuoti. Bet nu aš taip nebenorėjau žvyrkeliu važiuoti, net neįsivaizduojat. Bet kokie smagus keliukai. Bet jūs net neįsivaizduojat, kaip šūdų smirda čia kažkodėl aplinkui. Žiauriai smirda. Ir aš nesuprantu, kodėl. Bet šituo keliu važiuoju nei vieno žmogaus. Nieko čia nėra. Ta prasme, dabar turbūt pirmą mašiną pamačiau. Švenčionėliai. Tai Švenčionių sumažinta versija. Galim grįžti į Švenčionius arba važiuoti į Uteną. Aš manau, pasiduodam ant Utenos, bet į Uteną nevažiuojam. Žiūrėk, rugpjūčio 15 dieną kviečiame į šventę. Švenčionėliam 105 metai. O! Įsivaizduojat, šventė bus. Vau! 100. Jau pamiršau, kiek buvo. 100 kažkiek metų. Nu, nemažai. Koks grafitis. Ar čia skaitos grafitis? Nesiskaito, jau šiaip išdažymas. Žeimena. Čia vėl ta pati upė, tik tais kita miestelė. Kitose švenčinyse. Čia hebra su baidarėm priplėkia. Smaginas. Jūs juokaujat. Ar jūs juokaujat? Aš vis tiek neišvengiau žvyrkelio. Eik tu sau. Apvažiavau aplinkui, kad išvengt žvyrkelio. Vis tiek yra žvyrkelis. Nu, jūs prikolinat. Kas per nesąmonę? Čia turbūt 3 kilometrai, nes posūkį rodo už 3 kilometrų. Eik tu, na, tokiu žvyrkeliu važiuoti, taigi čia su mašina jau yra. Reikalų viskas kapilda, o čia su mocu. Aš neturiu kito pasirinkimo, kur aš važinėju, ten žvyrkeliai. Tai čia gal nėra, ta prasme, tarp Švenčionių rajono ir Molėtų rajono asfaltinio sujungimo, aš nesuprantu. Ar čia Google Mapsas, ta prasme, nusišneka ir malo visišką, absoliutų šūdą. Jūs net neįsivaizduojat, koks aš piktas esu ant šitų kelių. Eik tu. Tai jeigu aš vis tiek važiuoju tokiu keliu, tai aš galėjau ir ten pasiduoti jau. Ta prasme, kaip kūnas įsitempęs, jau 2 kilometrus aš čia važiuoju. Nubraukė, baigęs 50 greičio ribojimas, aš šiandien 20 važiuoju. Eik tu sau, kaip mane išmetė iš vėžių gerų. Dar pralėkė dulkės. Vienu žodžiu. Aš nesuprantu. Google Mapsai yra gaidžių gaidys. Čia 15 km žvyrkelio. 15 km. Aš apsisuku ir aš nežinau. Aš perstačiau jos iš naujo, dabar rodo. O jo, kodėl čia važiuoji? Tai tu šiaip, tipo, tau greičiau būtų atgal ir asfaltų? Kodėl čia važiuoji? Tai spėkit, ką aš darau, apsisukau ir važiuoju atgal. Aš čia be reikalo palaužiu savo motociklą. Eik tu, na. Kaip mane neša. Pagaliau sugrįžau atgal. Kaip gera. Aš net sustosiu. Eik tu sau. Čia po tokių bairių. Reikia apsižiūrėti mocą. Man nieko nepamečiau. Numeriai stovi dar vietai. Eik tu, dar vakar visą šį nuploviau, nušveičiau kelioniai. Kas čia per nesąmonės? Kas čia per keliai? Aš dabar šiaip atkreipiu dėmesį, kad čia šalia būtų buvę miško keliukas toks kitoks, bet jau ne Kratilka. Turbūt būčiau geriau pravažiavęs jo. Reikėjo gal važiuoti. Ne. Eik tu sau. Kas čia per nesąmonės? Viskas. Važiuojam asfaltu. Pamatysiu žvyrkelį. Nebevažiuosiu iš tos Molėtų, suksiuosi Vilnių. Tai kad va, atrodo, yra normaliausias kelias važiuoti. Kodėl jis įvedė mane ten? Be parodymo, kad yra kitas kelias, normalus. Pažiūrėkit, visiškai šalia geležinkelio važiuojam.
Wow. Ir jūs pažiūrėkit, va tokie kalniukai. Aukštyn žemyn. Ten lyja. Ten yra lietaus. Ir ten yra Vilnius, man taip atrodo. Palei kompasą žiūrint. Tai gausim lietaus. Bent vieną kartą turėtume gauti lietaus šitose serijose. Kūriniai miestelis. Daug kūrinių čia bus. Nėra nei vieno kūrinio. Nu, nors trobos stovi visokios. Kiauna. Taip, upė vadinas. Vos ne kaip Kiaunė. Vat. Labanoras 9 ir ten jau bus prie Molėtų. Čia jau visiškai šitų kelių, ta prasme, tiesiai į Molėtus. Aš net mačiau ženklą Molėtų. Ir kodėl manęs iškart negalėjo taip vesti. Bet aš tiesiai į Lietų važiuoju. Aš matau prieš save. Aš nežinau, kiek kameroje matos, bet matos, kad ten yra lietaus debesis. Tokie, nu, nėra labai smagus. Bet žinau, kas yra smagu? Šitas keliukas. Labanoro giria. Esam Labanoro girioje, atsiradom Labanoro girioje. Žiauriai gražu šiaip Labanoro girioje yra. Tai nueisim į apžvalgos bokštą pasižvalgyti, kuris jau visai netoli. Pažiūrėkit, keliukas. Biškai, aišku, duobyčių reikia pasisaugot, bet nu toks nelygus toks. Tai posukiukas koks, tai kalniuka, tai nuo kalniuko, tai dar kažkaip kitaip. Tai miškelio šone, tai kokia giria šalia. Gražu. Žinot, ką aš noriu padaryti? Aš noriu atsistoti. Nes blemba. Šikna ir suprakaitavo, ir jau skauda. Nu, ne pati šikna, bet kojos. Tai va dabar labai smagu. Nu, tipo taip prasimankštinti, taip, op, ant keleivės sėdynės sėdžiu ir važiuoju, įsivaizduojat? Jūs pažiūrėkit, va taip važiuojam. Žiūrėkit. Į viršų į apačią. Vėl į viršų. Nu gerai, ir biškai. Toksai jau, Žiūrėkit, miau. Į apačią. Į viršų. Į apačią. Į viršų. Į apačią. Į viršų. Eik tu. I like it. Man patinka. Pardavinėjau voveruškas pakeliai. Tiek lyja, jaučiu, grybų yra pridygę tiek, kad gerai. Dvi močiutės tokios atsisėdusios ant kėdučių. Ir pardavinėja. Mokėčiau pasiruošti tokį padažiuką. Gal būčiau ir paėmęs. Aišku, galim viską išmokti. Bet ne šiandien. Čia irgi grybų padėta. Bet čia tiesiog padėta, gali nusinešti, jeigu nori. Koks gražus kaimelis šiaip. Labanoras vadinasi. Su tokiom sodybom, tikrai gražiom sodybom. Eik tu sau. Žiūrėkit, bažnyčia. Kompleksas bažnyčių parašyta buvo. Jūs pažiūrėkit, tokie nameliai. Blynai, cepelinai. Oho. O kas čia vyksta? Man su jumis taip pavažiuot ant 2 ratų. Renkat Lietuvą ant 2 ratų. Įvažiavom į Utenos apskritį Molėtų rajoną. Tik nežinau, ar matęs kameroj, nes biškį taupau vietą filmavimo. Tai, man rodos, pavėlavęs paspaudžiau. Ir asfaltas čia dar pagerėjęs. Labai smagiai lekęs tokiu geru asfaltu. Nu, tai atvažiavom į Mindūnus ir čia reikėtų mums pasukti į Mindūnų apžvalgos bokštą. Molėtų krašto madų centras. Ežero žvejybos muziejus. Gaila nedirba, nenueisim. Bet ir taip nežadėjome eiti. Tai mums reikia per tokį miškelį prasivažiuoti. Čia šiaip asfaltas, kiek pamenu, tai labai gerai, labai faino. Ui, kaip čia viesiai. Ui. Šito miškeliu.
Oi va, čia toks fainas keliukas. Jau. Oi, beržiukai kaip gražiai stovi, eina. Nu ką, čia jau tokios apto Mercedesas daro miškelį įlindęs. O žiūrėkit, toksai kelias. Oi, net buvau pamiršęs, kad čia taip fainiai, šiaip smagiai. O, ežeriukas šalia matos, užlipus daugiau ežerų matysis. Apžvalgos bokštas 05. Iš karto žiūrėkit, koks ežeras prieki. Čia tai kelias siauras, jau prasilenkti reikia. Su mašina būčiau neprasilenkęs. Nu jo, čia toks siauresnis kelias. O, kiek parkingė mašinų. Štai manau, kad aš irgi parkingą užimsiu. Nėra, kad čia labai jau taip daug būtų pristatyta visko. Tai galim užimti, manau, ir pilną vietą. Nesidrovėti. O, kaip aš noriu nulipti. O, kaip gerai. Tai šiaip, kad jau atvarėm į šitą naują savivaldybę. Tai Molėtus pasižymi vietą. Molėtai. O, net kitos spalvos mes turim dabar. Su ateiviais, nes yra Molėtų observatorija. Jo, ir šito magnetuko aš vėl nespėsiu paimti, nes jau yra 7 vakaro, šeštadienis nedirba nei vienas platinimo taškas. Tai užsakysim internetu. Taigi, tai kaip ir Švenčionių, taip ir Molėtų magnetuką aš jau turiu savo rankose ir galiu, manau, pridėti jį prie savo Lietuvos ir turėsim jau net kitą spalvą prijungtą. Tai vat, Molėtų magnetukas su ateiv, kadangi ten yra etnokosmologijos, man atrodo teisingai pasakiau, muziejus ir taip patgi observatorija, kur galim stebėti visas žvaigždynus. Tai va, mūsų Lietuva dabar yra štai tokia, čia daugiau jau prisirinkom, čia kol kas tik vienas rajonas, tik čia, man atrodo, ant rudens mes platinsim. Tai žiūri, gerai, kad nebėra taip karšta, tai nebėra Sopranga karšta. Aš dėjau tą bokštą. Tai aš manau, reikia į viršų pabandyti užsilipti. Labai įdomios formos. Biškį yra reikalų čia užlipti. Spiralė. Ten kempingas yra. Oi, savo. Ai, tu savo. Visiška viršūnė. Vau. Žiūrėk, žuvininkas. Kaip jis juda visas. Visus taip. Kaip gražu. Ten rūkas dar kyla kažkoks. Ai, čia gal visi ką kūrena, šašlykus. Daug kempingo čia. Čia tai medžių viršūnės dar. Šitoj vietoj. Ten miške parkingas yra. Palikau ten mocą. Nu tai paėdam nuo to bokšto, pavažiuosim biškį iki Molėtų observatorijos. Į pačią observatoriją neįsim, ten esu buvęs, tai šiaip rekomenduoju naktį nueiti. Parodo ir planetų per teleskopą, ir mėnulį rodė.
Taip, šiaip labai įdomiai pasižiūrėti, tai verta nuvaryti kartą. Nu, nebūtinai kartą, būna visokių įvykių, ten, pavyzdžiui, kometa praskrena, dar kažkas tai jo organizuoja, tai visai smagu būna. Tai ir mūsų magnetukasgi. Ateiviai yra. Taip, bevažiuojant man link molėtų ir jau nusukant į observatoriją, aš nusprendžiu tiesiog geriau nuvažiuoti į pačius molėtus, o ne į observatoriją, kadangi vis tiek yra uždaryta šiuo metu, kai aš čia važiuoju. Tai tiesiog kažką pažiūrėsiu molėtuose, o observatoriją visi žinom, kaip ne visi žinom, bet vis tiek įsivaizduojam, kas ten gali būti, bet mes vis tiek ten nepateksim. Tai tiesiog esu buvęs ir rekomenduoju irgi visiems atvykti, kurie nėra buvę ten nuvarę. Molėtai! Tai sumačiau dar biškį ratuką, gal per molėtus prasuk, nu vis dėlto šitą magnetuką tai imu molėtų, bet molėtų tai nepravažiavom kažkaip. Net nežinau, kur įsukau iš tikro. Ai, aš tiesiog įsukau. Ai, čia prie vandens. Nu jo, molėtų kraštas tai vandens kraštas. Reiktų čia padaryti, netgi su batutais. Kaip ir priklauso, miestelio bažnyčią iškart pasižiūrim. Tokia rausva. O toliau pavažiuojam biškį iki centro. Pasižiūrėsim, kas ten yra. Ui, Bemsas, kur lėki, nenudaužk manęs, ačiū. O koks jaunuolis. Atrodo, kad dar teisų negalėtų turėti. Pareigūnai, reikia atsargiai. O, žiūrėkit, tokia aikštė. Čia mokykla kažkokia? Kokia moderni, graži mokykla. Laikroduks kažkoks. Nu, smagu prasivažiuoti. Pareigūnai. Galėjau net nestoti, nes mane ten reikia. Nu, žiūrėkit, atvažiavau čia. Oi, tu koks bortas aukštas. Kažkokia tilto prie kažkokių instrumentų. Nu, atnešė iki mane čia dviratį iki čia. Kažkokia tai instrumentų aikštelė. Čia galim savo muzikų nekopratinius susikurti. Oi, čia net po du. Šiaip daugumą man matyti. Čia gali... Pim. Ko šitos man nematytas niekur. Nes šiaip daugumą tai šitų visų instrumentų yra daug kur. Čia šis kažkoks minkštas. Bet jis tik vienas. Jo, jie turėtų būti du. Ten yra trosas. Gerai, supratau. Susikursim savo muzikytę ir turėsim outro kokį nors. Klausykit. Nu nėra pas mane klausos jo. Taip. Kažkokia tai melodija, ne ką pavariau. Dar būgną turim. Oi, tokį tiltelį. Čia taip net nežinau, kokia upė beina. Bet šiaip galiu pasakyti, kad Molėtai tikrai gražus miestas. Gražesnis man negu kaip Švenčionyse buvom. Ir aš manau, kad čia užbaigsiu šitą epizodą. Tai turim du magnetukus, kuriuos nežinau, arba parodysiu, kad užkliuoju, arba kitą epizodą parodysiu, jeigu gausiu. Tai užsakysiu internetu. O dabar, ačiū, kad pažiūrėjai iki galo. Paspausk laiką, paspausk subscribe. O mes susitiksim kitame epizode. Turbūt, kad vėl bus Renku Lietuvą ant 2 ratų. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki. Kaip garsiai, kad gyventojai neužkliūna.